Tūkstantmečius žmonija kovojo negailestingą kovą su senėjimu. Dabar ši kova gali būti baigta. Mokslininkai galbūt atrado būdą atsukti senėjimą atgal. Tačiau kas, jei šis vaistas turi mirtiną kainą? Aš Džošas ir šiandienos Infographic Show laidoje nagrinėsime mokslą ir rizikas, susijusias su senėjimo atgręžimu. Visada manėme, kad senėjimas tai tiesiog mūsų kūnų nusidėvėjimas, tarsi kompiuterio lėtas gedimas. Pasirodo, galbūt tai visai nėra sugedusi įranga. Galbūt tai labiau panašu į sugadintą programinę įrangą. Bostono laboratorija teigia radusi mūsų ląstelių atsarginę kopiją, originalią, nesugadintą versiją, saugomą mūsų kūnuose. Perdžiungę molekulinį atstatymo jungiklį, jie per kelias savaitės ištrynė iki 57% biologinio senėjimo gyvūnų audiniuose. Dabar JAV maisto ir vaistų administracija leidžia pradėti bandymus su žmonėmis ir jie galėtų prasidėti jau 2026 m. balandį. Jūsų ląstelės gali niekada daugiau nesenti taip kaip anksčiau. Harvardo biologas dr. Davidas Sinclairis nuo 1990-ųjų tyrinėja senėjimo informacijos teoriją, arba ITOA. Metų metus žmonės manė, kad senėjimas tai tiesiog laikui bėgant pažeidžiama DNR. Tačiau ITOA visiškai pakeičia šį požiūrį. Senėjimas vyksta tada, kai mūsų ląstelės praranda instrukcijas, kurios nurodo, kaip išlikti jaunoms. Visos mūsų ląstelės turi tą pačią DNR. Tai ir daro žmonės žmonėmis, o muses musėmis. Tačiau ląstelės taip pat turi kitą instrukcijų rinkinį, vadinamą epigenetinę informaciją. Šios žymės nurodo ląstelėms, kuriuos genus įjungti ar išjungti, nekeičiant pačios DNR. Jos nukreipia ląstelę tapti oda, plaučiais ar bet kokio kito tipo ląstele. Skirtingai nei DNR mutacijos, epigenetiniai pokyčiai gali kisti laikui bėgant ir juos galima potencialiai atstatyti. Jie naudojo tam tikrą biologinį poliravimo būdą, vadinamą Yamanakos veiksniais, kad pašalintų epigenetinius įbrėžimus ir vėl atjaunintų ląsteles. Šie mikroskopiniai genetiniai superherojai gali perprogramuoti ląsteles, iš esmės suteikdami joms naują pradžią. Iš tikrųjų, tai yra mažiau sudėtinga nei skamba. Yamanakos veiksniai yra 4 specifiniai baltymai, vadinami OCT4, SOX2, KLF4 ir CMUIC. Sujungus šiuos baltymus, jie turi unikalią savybę paversti įprastas ląsteles vadinamosiomis indukuotomis pluripotentinėmis kamieninėmis ląstelėmis, arba IPKL. IPKL gali virsti beveik bet kokio tipo ląstelėmis jūsų kūne. Kai visus 4 šiuos baltymus įvedate į subrendusias ląsteles, jie atstato ląstelių tapatybę į jaunesnę būseną. Šio atradimo potencialas yra išties milžiniškas. IPKL galėtų būti naudojamos naujiems audiniams sukurti ar net ištisiems organams auginti transplantacijoms. Skamba neįtikėtinai, tačiau yra viena problema ir ji yra bauginanti. Jei Yamanakos veiksnių bus per daug, ląstelė gali visiškai grįžti į tuščią kamieninę ląstelę, neturinčią jokių nurodymų, kuo tapti. Be tinkamos kontrolės, ląstelė gali greitai tapti nevaldoma ir virsti sparčiai augančiu, mirtinu naviku. Kaltininkas yra CMVIC veiksnys, kuris skatina ląstelių dauginimąsi ir medžiagų apykaitą. Šis baltymas yra skirtas skatinti augimą ir būtent jis lemia ląstelės virtimą kamieninę ląstelę. Tačiau greitas, neprogramuotų ląstelių augimas veda prie vieno dalyko – sparčiai augančių vėžio navikų arba navikogenezės. Kožmariškai apsisukus situacijai, vaistas nuo senėjimo tampa supervėžio receptu. Ir būtent tai ir įvyko, kai laboratorijos pirmą kartą pradėjo taikyti Yamanakos atradimą gyvūnų ląstelėms. Kaip sako Sinclairis, kitos laboratorijos turėjo įdėti visus 4 Yamanakos faktorius ir nustatė, kad tai žudo peles ir sukelia auglius. Todėl Sinclairis ir doktorantas Huan Cheng Liu nusprendė pabandyti paprastą, bet nepastebėtą eksperimentą. Jie nusprendė pašalinti probleminį CMYC faktorių ir eksperimentuoti naudodami tik likusius 3. Jie pridėjo antibiotikų saugumo jungiklį, kuris leidžia jiems įjungti arba išjungti transformaciją. Tada jie suleido šį kokteilį pelėms, kurios buvo apakusios nuo glaukomos. Užuot sukėlęs vėžį, eksperimentas iš tikrųjų panaikino pelių aklumą. Kitas žingsnis – bandymai su žmonėmis. FDA dabar tyliai patvirtino pirmuosius bandymus su žmonėmis naudojant šį metodą, tačiau jie pabrėžia atsargumą ir tam yra labai rimta priežastis. Tas antibiotikų saugumo jungiklis galbūt veikia pelėms, bet jei jis nesuveiks žmonėms, pasekmės bus viso kūno navikai. Sinclairis turėjo sukurti klinikinio tyrimo planą, kuris leistų pradėti bandymus su žmonėmis ir kartu išlaikyti kuo mažesnę riziką, kad gautų FDA patvirtinimą. Jiems reikėjo rasti kūno vietą, kur bet kokias problemas būtų galima saugiai suvaldyti. Ir kaip ir pirminėme sėkmingame Sinclairio eksperimente, jie pasirinko akį. Iš pirmo žvilgsnio, akis neatrodo kaip mažos rizikos vieta tokiems eksperimentams. Tikrai turėtų būti mažiau svarbi kūno dalis, pavyzdžiui, odelė ant jūsų kojos piršto. Tačiau yra labai rimtų medicininių priežasčių, kodėl FDA ir Live Biosciences, Sinclairio įmonė, pasirinko akį. Akis yra uždara biologinė sprogimo kamera. Ji turi ribotą imuninę stebėseną. Imuninė sistema nesutelkiama į ją taip stipriai, kaip į tokius organus kaip plaučiai.
Ir tai reiškia, kad tokie gydymo būdai kaip Sinklerio genų terapija daug rečiau sukels žalingą uždegimą. Taip pat galima suleisti genų terapiją tiesiai į stiklakūnį, gelio pavidalo medžiagą, užpildančią akies užpakalinę dalį. Tai sumažina nepageidaujamų poveikių riziką kitoms kūno dalims. Akį taip pat lengva stebėti neinvaziniais vaizdinimo metodais. Mokslininkai gali greitai ir tiksliai sekti gydymo poveikį. Tokios ligos kaip glaukoma sukelia nuolatinį regėjimo praradimą, o regeneracinių gydymo būdų dar nėra, todėl akis yra puikus kandidatas tokiai terapijai. Jei šie bandymai bus sėkmingi, žmonės galės prailginti savo gyvenimą metais ar net dešimtmečiais. Tai reiškia, kad jums prireiks kokybiškos pramogos, kad užpildytumėte tą papildomą laiką. Taigi būtinai paspauskite patinka, pasidalinkite ir užsiprenumeruokite, nes dar ilgai būsite su mumis. Life Biosciences klinikinis tyrimas su jų formule, vadinama ER100, prasidės 2026 metų pradžioje. Tai nėra tiesiog eilinis medicininis naujo gydymo bandymas. Ant kortos gali būti pastatyta kur kas daugiau. Jei paciento regos nervai atjaunės ir regėjimas sugrįž, biologinis laikrodis bus oficialiai sulaužytas. Pasekmės žmonijos egzistavimui gali būti nepamatuojamos. Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja, kad pasaulyje yra 2,2 milijardo žmonių kenčiančių nuo regėjimo sutrikimų. Iš jų milijardas kenčia nuo būklių, kurių galima išvengti arba kurios nebuvo gydytos, nes jie neturi prieigos prie pagrindinės priežiūros. ER100 galėtų atkurti regėjimą milijonams žmonių visame pasaulyje, ypač tiems, kuriems to labiausiai reikia. Ir tai tik pradžia. Life Bioscience komanda tiki, kad jų technologija galėtų būti pritaikoma klausos praradimui, kepenų ligoms, plaučių ligoms, raumenų atrofijai, neurodegeneracinėms būklėms ir dar daugiau. Ir žinoma, yra šventasis gralis – visiškai atsukti senėjimą atgal. JAV vidutinė gyvenimo trukmė šiuo metu yra apie 79 metus. Kitose išsivysčiusiose šalyse, tokiose kaip Japonija, Šveicarija, Vokietija ir Australija, žmonės vidutiniškai gyvena iki maždaug 85 metų, o mažiau išsivysčiusiose šalyse gyvenimo trukmė svyruoja nuo 64 iki 76 metų. Įsivaizduokite, kad vidutinė gyvenimo trukmė dėl ER100 senėjimo atsukimo atgal poveikio išauga iki 150 metų. Kas nenorėtų gyventi dvigubai ilgiau, ypač jei jūsų kūnas galėtų būti atjaunintas vienu mygtuko paspaudimu, arba tiksliau, paprasta genų terapijos injekcija. Ta svajonė dirbti iki pensijos, 60 ar 65 metų amžiaus būtų sugriauta. Esant vidutiniai, 150 metų gyvenimo trukmei, žmonėms tikriausiai tektų dirbti iki gerokai virš 100 metų. Tradicinė pensija. 65 metų amžiaus tiesiog nebebūtų tvari, o vis senstanti dirbanti visuomenė turėtų daryti karjeros pertraukas, nuolat mokytis ir visą gyvenimą tobulėti, kad išliktų aktuali. Planeta jau dabar kenčia nuo didelės ir vis didėjančios turtinės nelygybės. Vyresnės kartos paprastai sukaupia daugiau kapitalo ir turi daugiau išteklių nei jaunesnės kartos. Dauguma pasaulio šalių jau susiduria su demografinė krize dėl itin žemo gimstamumo. The Lancet, sveikatos metrikos ir vertinimo institutas prognozuoja, kad pasauliniai vaisingumo rodikliai ir toliau mažės. Vakarų Europos bendrasis gimstamumo rodiklis iki 2100 metų turėtų sumažėti iki 1,37, tai gerokai mažiau nei 2,1, kuris reikalingas populiacijos dydžiui išlaikyti. Kai pasaulio gyventojų amžius didėja, o gimstamumas mažėja, su amžiumi susijusi nelygybė pradeda sparčiai augti. 1989 metais vyresnio amžiaus namų ūkių medianinis turtas buvo 3,8 karto didesnis nei namų ūkiai su vaikais. 2013 metais šis santykis pasiekė net 12,5 karto. Šis skirtumas dar labiau išaugtų, jei vidutinis amžius padvigubėtų, taip apribodamas ekonominį mobilumą jaunesniems žmonėms. Taip pat yra ir sveikatos priežiūros klausimų. Kas būtų, jei senėjimą stabdanti technologija leistų žmonėms gyventi ilgiau, bet nesumažintų pagrindinių ligų, kurios atsiranda su amžiumi? Visuomenės galėtų susidurti su dešimtmečiais silpnumo ir lėtinių ligų, užkraudamos milžinišką naštą vyriausybėms ir jaunesnėms kartoms, kurios turėtų padengti sparčiai augančias sveikatos priežiūros išlaidas. Sinkleris teigia, kad amžiaus atsukimas atgal bus patvirtintas arba paneigtas 2026 metais. Kadangi nauji gydymo metodai dažniausiai daugelį metų yra bandomi su žmonėmis, sunku būti tikram, kad ilgalaikis saugumas yra svarbiausias prioritetas. Kaip tiksliai jie ketina nustatyti ilgalaikį ER100 saugumą per 1 metus? Tai nėra aišku. Galiausiai, atrodo akivaizdu, kad Sinklerio technologija turi didelį potencialą spręsti vieną iš didžiausių žmonijos iššūkių. Būtų kvaila jos netyrinėti. Tačiau, kaip matome ir su dirbtiniu intelektu, atrodo, kad niekas nepagalvojo apie pasekmes prieš pradėdamas tai diegti. Nemirtingumo ar kažko panašaus siekis, kartu su neapsakomais milijardiniais pelnais, kuriuos galėtų atverti ER100, atrodo kalba daug garsiau. Ir tai yra bauginanti perspektyva mums visiems.
Ypač kai tyrimus atlieka tokia prieštaringai vertinama asmenybė kaip Sinclairis. Nors jis turi daug gerbėjų ir atrodo gauna pakankamai finansavimo, daugelis kitų šios srities specialistų kur kas mažiau įsitikinę jo teorija, darbo ir pasiekimais. 2024 m. vasarį bendrovė Animal Biosciences, kurią jis įkūrė kartu su kitais, pareiškė, kad jų šunims skirtas papildas apsuko senėjimą atgal. Tokie mokslininkai kaip Niras Barzilajus ir Matas Kaberlainas kritikavo šį teiginį kaip per ankstyvą ir komerciškai motyvuotą, o Kaberlainas pavadino Sinclairą šarlatanu. Daugelis mokslininkų protestuodami atsistatydino iš Sveikatos ir ilgaamžiškumo tyrimo akademijos. Dėl to Sinclairis 2024 m. kovą atsistatydino iš prezidento pareigų. Dėl šios ir kitų kontroversijų daugelis mokslininkų bendruomenės narių ragino atsargiai vertinti jo darbą, pabrėždami griežto patvirtinimo ir etiško komunikavimo svarbą. Daugeliui ER100 bandymai kelia daugiau nepatogių klausimų nei įdomių atsakymų. Esmė ta, kad norime to ar ne, pasaulis be senėjimo artėja kaip greitaeigis traukinys, o mes esame pririšti prie bėgių. Bet kas nutiks, jei nugyvensite ilgiau už visus, kuriuos pažįstate, ir viską, kas jūsų manimų buvo svarbu? Sužinokite, apie ką turėtų nerimauti paskutinis žmogus Žemėje, ir tai nėra maistas, arba paspauskite šį vaizdo įrašą vietoj to.